Iškovota svarbi pergalė prieš Bulgarijos ekipą. Kas lėmė gerą žaidimą? Gerą žaidimą lėmė tikrai merginų šiandien motyvacija labai stipri ir noras laimėti. Ir kiekvienas suprato šių varžybų svarbą, kad jos yra mums labai svarbios dėl sekančių kartų, kad mes galėtume kovoti ir dėl medalių. Tai tikrai merginos kovoja dėl kiekvieno centimetro ledo ir rezultatą matome. Kelias dienas prieš čempionatą buvo priimtas sprendimas, kad važiuosi ne tik kaip trenerė, bet ir kaip žaidėja. Kaip sekasi suderinti šias pareigas? Na, suderinti šias pareigas, aišku, sunku, kadangi reikia ir ant ledo, ir ruoštis treniruotėm, ir tuo pačiu metu ir dalyvauti visame šitame procese ir treniravimo, tai šiek tiek sunkoko, užima daugiau laiko, trūksta, aišku, poilsio, bet kažkaip tvarkomės. O kaip pasikeitė mūsų rinktinė ir varžovių rinktinė šiame čempionate, lyginant su praėjusiais metais? Stebint šį čempionatą, iš tikrųjų visos rinktinės yra labai patobulėjusios, kadangi ateina labai daug jaunimo ir tai labai matosi, keičiasi žaidimas, keičiasi tempas. Bulgarijos rinktinė taip pat pasipildė jaunimu, bent 5 merginom ir tikrai sunkios varžybos. Ir matosi, kad mes laukiam ateinančio to jaunimo ir labai norim, kad mūsų komanda taptų greitesnė, stipresnė. Buvai pripažinta geriausia rungtynių žaidėja. Kas lėmė tokį žaidimą? Taip, tai visų pirma norėčiau už pergalę padėkoti savo visai komandai, savo nuostabiai kapitoniai ir asistentam už visą palaikymą. Manau, kad merginos šiandien nusiteikė labai stipriai ir labai norėjo kovoti. Ir taip kova buvo dėl išlikimo šitam divizione ir mes tiesiog labai norėjom, labai kovojom. Aš pati labai kovojau, užsivedėm visos ir laimėjom ir kas nulėmė tą pripažinimą, galbūt tiesiog visas nusiteikimas. Poryt laukia stiprus varžovas Serbijos rinktinė. Ar užteks jėgų ir tokio pat nusiteikimo tai kovai? Žinoma, užteks, mes esam užsivedusios, mes žinom Serbiją kaip komandą, treneriai mums padės ir mes tiesiog visi atsikelsim poryt, užsimotyvuosim save ir stengsimės laimėti, kovosim.